Šiandien atvykome į Alvitą, kuris anksčiau buvo vadinamas Paširvintys, o šis pavadinimas jau buvo žinomas nuo 1506 metų. Alvito vardas pirmą kartą paminėtas 17 amžiuje vizitacijos akte. Legenda jo atsiradimą sieja su ežere nuskendusių Alės ir Vito vardais, kurie skęsdami šaukė vienas kito vardą. Žmonės šią vietą atrado gilioje senovėje. Ta liudija netoli esantis Kaukakalnio piliakalnis, toliau yra truputėlį Šakių piliakalniai. Na ir taip pat apylinkėse randami archeologiniai radiniai. Jų mes randame iš mezolito ir neolito laikų. Tai yra tada, kai buvo apgyvendinta Lietuva. Bet paskui, kada prasidėjo kovos su kryžiuočiais, ėjo kariuomenės ir mūsų visa Sūduva, ir tame tarpe ir Alvito kraštas, tapo negyvenamas. Ir tai buvo lyg ir niekieno žemė. Per ją ėjo ir kryžiuočių, ir lietuvių kariuomenės, ir kryžiuočiai jie taip pat pretendavo, bet galų gale po Žalgirio mūšio, po Melno taikos, Sūduva buvo pripažinta Lietuvai ir tada susirūpinta šitą kraštą apgyvendinti. Tai yra bona sforza, pradėjo kurti kaimus jos įsakymu, dvarai paskui kūrėsi, na, o kad bažnyčia pastatyta ir kad čia atkeliavo stebuklingas paveikslas, yra Onos Radvilienės nuopelnas. O kas yra žinoma apie Alvito dvarą? Vykstant Valakų reformai, minima jau, kad įsikūrė ir dvaras, valdovinis dvaras. Tai yra, gyventojai nebuvo baudžiauninkai, jie valdovui tiesiogiai mokėjo mokesčius. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje čia pradėjo gyventi ponai Gauronskiai. Ir labiausiai žinomas yra Stanislovas Gauronskis, kada suklestėjo dvaras, kada buvo išstatyti pastatai, kada įsteigta spirito varykla, plytinė, netgi įmonė buvo gaminti, remontuoti techniką, metalų, kažkaip kokias didesnė, kokia kalvė, sakykime. O kokie yra pasakojimai apie Šventos Onos atlaidus? 360 metų jau daugiau skaičiuoja Alvito Šventos Onos atlaidai. Tai alvitiečiai tiesiog iš kartos į kartą ėjo ta tradicija, kad reikia namus prieš Onines apsišvarinti, palangės, stalus nušveisti, jeigu ne asla, o grindis išveisti, kad trobos kvepėtų gražiai atrodytų, papuošti savo austais rankšluosčiais ar drobėmis ir, aišku, dar gėlių būtinai turi būti. Labiausiai moteriams būdavo darbo, nes reikėdavo ir skanius pyragus iškepti, kad turėtų pavaišinti iš toli atkeliavusį svečią arba giminaitį, kad karką susukti, dar kažkokius patiekalus, gal net ir šaltieną virti. Na ir taip pat atlaidus mėgo ir atvykstantys visokie karabelininkai, čigonai, elgetų būdavo pulkai. O kokie verslai anksčiau būdavo Alvite? Čia, kadangi geros žemės, tai daugiausia vertėsi žemdirbystę, bet alvitiečiai, kadangi prie to didžio svarbaus kelio įsikūrė, tai dar buvo ir karčiamos, netgi vėliau buvo Bruožio restoranas, kur pastatas dar po šiai dienai yra išlikęs. Na ir buvo taip pat ir siuvėjų, ir batsiuvių. Kokios kultūrinės veiklos turėjo vietiniai gyventojai?
kolektyvas, pirmasis, kuris minimas istorijos šaltiniuose, tai yra 1880 metais įsikūrė Alvite choras. Dainuodavo, giedodavo, aišku, bažnyčioje, per atlaidus ir padainuodavo susibūrusiems žmonėms. Ir Alvite yra žinoma tarpukaryje. Ir artistų būrelis, turime nuotraukas iš tų laikų, kada vietiniai žmonės, jaunesni ir, sakykime, ir pagyvenę, susirinkę vaidindavo. Taip pat buvo orkestras, sakoma. Kas yra žinoma apie Alvito parapiją? 1617 metais įsteigiama parapija ir paskui ir dekanatas. Ir Alvitas visą laiką buvo dekanato centras. Štai kada bažnyčia buvo pastatyta, vizitacijos vykdavo, tai minėjo, kad Alvito bažnyčia graži, 19 amžiuje dvibokštė, turinti pavaldume 44 kaimus, 39 dvarus, dar kiek viensėdijų. Pirmojo pasaulinio karo metais Alvito bažnyčia sudegė. Vietiniams gyventojams tik 1924 metų rudenį pavyko ją atstatyti, bet atsitraukiant vokiečiams jau Antro pasaulinio karo pabaigoje ji vėl buvo susprogdinta, o jos varpo kritimą senieji gyventojai atsimena dar iki dabar. Atsitraukėm tolyn, tas varpas krito į tą žemę, atšaižą šukėtą įskilo didelį, kad du kareiviai kaip tik pakėlė. O varpą tai ten nuėjo tokiam blankom, kuo jie į tą mašiną. Sugriautus maldos namus ilgą laiką alvitiečiams atstojo Šventoriaus kampe buvusi koplyčia Gauronskių mauzoliejus, pastatytas XIX amžiuje. Tik 2020 metais Šventos Onos atlaidų metu naujoji pastatyta bažnyčia buvo konsekruota. Prie Alvito esančiame Kiršų kaimelį yra gimęs poetas, publicistas Kazys Bradūnas, o jo gimtinės vietą šiuo metu žymi skulptūrinė kompozicija su simboliniais vartais. Taip pat visai šalia rasite poetės Salomėjos Nėries tėviškę. Iki dabar čia yra išlikę 2 tvartai ir gyvenamojo namo pamatai bei autentiškas šulinys. 2009 metais aktyvios bendruomenės iniciatyva buvo pradėtas kurti Lietuvos vardo tūkstantmečio parkas su skulptūromis, kurios žymi būtent iš čia kilusius įžymius žmones. Vietinė bendruomenė Alvite įgyvendino ne vieną lyder priemonės projektą. Vienas iš jų – bendruomenės namai alvitiečių susibūrimo vieta. Tai šiuo projektu buvo pakeistas bendruomenės namų stogas, pakeisti langai, atlikti vidaus apdailos darbai, tai keistos lubos, elektros truputį darbų atlikta ir vienas iš pagrindinių dalykų tai buvo pakeistas kieto kuro katilas šildymo. Buvo parašytas projektas Atgaivinkime senąsias amatų tradicijas. Tai įgyvendinant šį projektą buvo įsigyti kapelai drabužiai, tautiniai drabužiai, kurie buvo pasiūti būtent kapelos nariams. Taip pat buvo įsigyti kapelos muzikos instrumentai nauji. Be to vyko edukaciniai užsiėmimai, tai edukacinių užsiėmimų metu buvo mokoma audimo meno. Tai Šventos Onos atlaidų šventė suorganizuota šio projekto metu. Taip pat bendruomenė pagal vieną lyder priemonės projektą aptvėrė miestelio kapines. Alvito civilinėse kapinėse krašto žmonių surinktomis lėšomis 1937 metais buvo pastatytas paminklas skirtas savanoriams atminti. Įdomus faktas, kad prie pat Alvito gyvenantis tautodailininkas Raimundas Blažaitis yra pasiekęs net rekordą, sukurdamas mažiausią šalyje rūpintojėlio skulptūrą, kurios aukštis vos 12 mm. Šiuo metu Alvito parko akcentas skulptūrinė kompozicija Alvito 500-osioms metinėms pažymėti. Taip pat prie Alvito netrūksta ir vandens pramogų. Čia galite atvykti į vandenlenčių parką Veikin Vilkaviškis, kuriame galėsite išbandyti vandenlentes, paplaukoti valtimi, vandens dviračiu ar irklente. O šalia įkurtoje nedidelėje kavinukėje rasite įvairių karštų bei šaltų gėrimų ir užkandžių. Tad visi susidomėję Alvito krašto istoriją, lankytinomis vietomis ar norėdami sužinoti daugiau apie stebuklingą paveikslą, kviečiame užsukti į šią vietovę.